Vakar mačiau jūsų automobilį prie ligoninės, tikiuosi nieko rimto. Ligoninėje viskas yra rimta. Tai kas nutiko? Kol kas nieko. Buvau pas daktarą dėl organų donorystės. Ruošiatės tapti organų donoru? Tai labai kilnu, aš irgi turiu donoro kortelę. Tai ir turėk. Aš tai nesiruošiu jokių čia donorų tapti. Kad mano širdis, besidaužiusi nuo pačių gražiausių mergino grožio, atitektų kokiam varguoliui, tikrai ne. Kad mano kepenys, mirkytos pačiam prabangiausiam ir brangiausiam konjake, atitektų kažkokiam dešų kimšėjui, niekada. Kad mano akis, žiūrėjusios į patį plačiausią ir geriausią HD televizorių, atitektų kokiam bibliotekos šeškui, tik per mano lavoną. Nors čia nelabai tinka šitas pasakymas. Žodžiu, įsikirsk. Visi mano organai į užtarnautą poilsį išeis solidariai ir su manim. O ką apie donorystę su medikais kalbėjot? Važiavau paklausti, kokio organų turi ir jau ką nors rezervuoti savo. O kokį organą jau reikia keisti? Kol kas jokio. Bet su mano gyvenimo ritmu tai gali kas nors greit neatlaikyti. Tai aš ir noriu iš anksto kažkokius variantus apgalvoti. Įsivaizduok, jeigu paskui daktarams prireiks kažkokio tai organo ir jie po ranka neturės tokio. Tai kas tada bus? Liūdna bus. Nemanau, kad organų donorystė taip veikia. Rezervacijos ir panašiai. Ot ir veikia. Aišku, daktarai ir patys nežinojo, kad taip galima rezervuoti tos organus, bet aš tik tai išsitraukiau piniginę, jie ten pamatė viską. Tai kaip man ta tvarka pasikeitė ir viskas. Be to dar esu nusižiūrėjęs kelis darbuotojus su ta pačia kraujo grupė. Jūs įsivaizduoji? Varguolio ir milijonierių kraujo grupės gali būti tos pačios. Iki ko nusiritom. Tragedija. Tai va, žodžiu, tai pas jos darbo sutartį pas mano tos darbuotojus yra užrašyta mažytėm tokiam raideliam, kad jeigu kas, kad aš galiu pasimti iš jų organus, kokiu man gali prireikti. Brolyti, kaip sakoma, sveikata reikia rūpintis iš anksto. Jei nepaslaptis, kiek kainavo rezervuoti donoro organus ligoniniai? Aš pasakysiu taip. Posakis, kad sveikata yra didžiausias turtas, yra kiek nesąmoningas. Didžiausias turtas yra nekilnojamas turtas prestižiškiausioje miesto gatvėje. Ir dar mašina kokia nors. Pavyzdžiui, reiktų kokių 4-5 inkstų, kad nusipirktų vieną Hammerį. Bet tai čia tiek apie kainas. Klausyk, o tu taip, sportiškai atrodai, visai sveikai. Kokia tavo kraujo grupė? Kita.